Pajamų deklaravimas yra vienas svarbiausių procesų užtikrinančių teisingą verslo apmokestinimą ir skaidrią veiklą. Tačiau pradedantieji verslininkai neretai susiduria su problemomis, kurios kyla dėl patirties stokos, gal nepakankamo teisės aktų supratimo ar netinkamo apskaitos tvarkymo. Esu Elvyra, konsultuoju smulkųjį verslą mokesčių klausimais ir labai dėkoju tau už kanalo prenumeratą ir patiktuką po šio video. Aptarkime dažniausias klaidas. Tikslas – mokytis iš kitų klaidų, nes savas per brangiai kainuoja. Kokios gi tos klaidos? Pirma, nepilnas arba netikslus pajamų registravimas. Viena dažniausiai pasitaikančių klaidų – ne visų gautų pajamų registravimas apskaitoje. Tai gali nutikti dėl neapskaitytų smulkių pardavimų ar neoficialių atsiskaitimų grynais. Kaip išvengti? Kiekvieną finansinę operaciją fiksuok iš karto po jos įvykdymo, nepriklausomai nuo veiklos formos. Jei tai individuali veikla, užpildyk pajamų išlaidų žurnalo skiltis. Jei mažoji bendrija ar kitas juridinis vienetas, pateik buhalteriui ūkinios operacijos dokumentus. Jei iš viso neįteisinai veiklos, bet vykdai, paskubėk tai padaryti. Kokią veiklos formą pasirinkti priklauso nuo esamų ar būsimų pajamų dydžio, tavo poreikių ir tikslų. Konsultuoju šiais klausimais, gali ateiti. Antras. Netinkamas leidžiamo atskaitimo apskaičiavimas. Pradedantieji verslininkai dažnai suklysta apskaičiuodami leidžiamus atskaitimus, tai yra išlaidas, kurios gali būti atimamos iš pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną. Klaidos gali kilti dėl netikslios išlaidų apskaitos arba nepakankamo supratimo, kokios išlaidos laikomos leidžiamais atskaitimais. Kaip išvengti? Pirmiausia, įsikalk į galvą. Leidžiami atskaitimai pagal pelno mokesčio įstatymą gali būti tik tokie, kurie padeda uždirbti pajamas. Liaudiškai kalbant detaliau, jei vykdai konsultacinę veiklą kaip aš, bet į išlaidas nori įtraukti įsigytą televizorių, pagalvok iš naujo. Nors teko matyti, kaip juridiniai vienetai įsigyja virtuvinius baldus pagal užsakymą. Čia jau aukštasis pilotažas ir darbas buhalteriams. Arba jei nori degalus naudojamus ekonominėje veikloje traukti į sąnaudas, jei tai individuali veikla, pateik deklaraciją mokesčių inspekcijai apie automobilio naudojimą veikloje ir kokiu procentu, jei tai juridinis vienetas, sudaryk nuomos ar panaudos sutartį, ar kitaip įformink automobilio naudojimą veikloje ir tik tuomet rink kuro čekius ir sąskaitas. Jei tavo veikla prekyba, į sąnaudas nurašyk tik tuos daiktus skirtus perparduoti, kurie ir buvo realiai parduoti. Tarp kitko, jei patyrei nuostolį per mokestinį laikotarpį, gali to nuostolio sumą sumažinti kitų metų pelną. Neteisingas pajamų priskirimas veiklos laikotarpiui. Neteisingas pajamų priskirimas tam tikram apskaitos laikotarpiui gali lemti netikslų apmokestinamojo pelno apskaičiavimą ir netgi sukelti VMI patikrinimą. Kaip išvengti? Jei vykdai individualią veiklą ir pasirenki kaupimo principą arba yra prievolė jį pasirinkti dėl to, kad esi PVM mokėtojas arba naudoji ilgalaikį turtą apskaitoje, pajamos bus priskiriamos tam laikotarpiu, kada išrašyta pardavimo sąskaita, nepriklausomai nuo to, kada sąskaita apmokėta. Ir atvirkščiai, jei pajamos pripažįstamos pinigų principu, jos bus to laikotarpio, kada gavai apmokėjimą. Tai ypatingai svarbu metų sandoroje vykstantiems sandoriams. Ketvirtas. Nežinojimas apie mokesčių tarifus ir lengvatas. Pradedantieji verslininkai ne visada tinkamai įsivertina, kokie mokesčių tarifai jiems taikomi ir kokiamis lengvatomis jie gali pasinaudoti. Dėl to gali būti permokami arba nepakankamai sumokami mokesčiai. Kaip išvengti? Susipažink su aktualiais mokesčių tarifais taikomais tavo veiklos formai. Pasinaudok VMI ar kitų institucijų teikiamą informaciją apie galimas mokesčių lengvatas pradedantiesiems verslininkams. Jei tai juridinis vienetas, pirmieji veiklos metai ir jei atitinki pelno mokesčio įstatymo reikalavimus, pirmaisiais veiklos metais pelno mokesčio tarifas gali būti 0, vėlesniais metais 6% ir tai yra lengvatiniai tarifai. Jei vykdai veiklą su pažyma ir verslo liudijimu pirmosius 12 mėnesių nuo veiklos įregistravimo pradžios, gali nemokėti VSD įmokų. Dėl PSD yra niuansų, gali tekti susimokėti. Apie tai yra sukurtas edukacinis turinys. Komentuok, įdėsim nuorodą. 5. Deklaracijų pateikimo terminų nesilaikymas. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl pradedantieji verslininkai gauna baudas, yra praleisti pajamų deklaracijų pateikimo terminai. Ir ne tik pajamų deklaracijų. Laiku nepateikus deklaracijų ar būtinų ataskaitų gali kilti ne tik finansinių, bet ir teisinių problemų. Kaip išvengti? Sek deklaracijų pateikimo terminus ir nusistatyk priminimus. Naudokis VMI elektroninėmis paslaugomis, kurios leidžia greitai ir patogiai pateikti deklaracijas. Jei tu juridinis vienetas,
Nepamiršk ir ataskaitų registrų centrui. Ataskaitų registrų centrui nepateikimas gali inicijuoti tavo įmonės uždarimą. 6. Neapskaičiuotos avansinio pelno mokesčio įmokos. Pradedantieji verslininkai sėkmingai užkūrė verslą ir generuodami nemenkas pajamas neretai pamiršta, kad privalo mokėti avansinės pelno mokesčio įmokas ir jas deklaruoti. Kaip išvengti? Pagal įstatymą pirmaisiais veiklos metais juridiniai vienetai avansinio pelno mokesčio nemoka. Bet jei metinės pajamos pasiekia 300 000 eurų, kitais veiklos metais gali atsirasti prievolė teikti FR 0430 deklaraciją ir susimokėti pelno mokestį avansų. 7. Netinkamai pildomos pajamų deklaracijos formos. Neretai pradedantieji verslininkai susiduria su problemomis, kai netinkamai užpildo deklaracijos formas. Tai gali lemti klaidingą mokesčio apskaičiavimą ir papildomus patikslinimus. Kaip išvengti? Naudokis VMI pateikiamomis deklaracijų pildymo instrukcijomis. Retas, kuris pildydamas deklaraciją perskaito jos pildymo taisyklės. Dažna klaida: painiojamos veiklos formos, verslo liudijimas, veikla su pažyma. Dar esu mačiusi, kai deklaruoja ne visas uždirbtas pajamas, bet apmokestinamasias pajamas. Būna pamiršta įkelti neleidžiamus atskaitimus, jiems skirtą laukelį, kas iškreipia mokėtiną pelno mokestį su vėliau po patikslinimų atsirandančiais delspinigiais. 8. Nepakankamas pasirengimas VMI patikrinimui. Nors pradedantiesiems verslininkams patikrinimai nelabai ir šviečiasi, bet netinkamai tvarkoma apskaita ar klaidingai deklaruotos pajamos gali išprovokuoti VMI auditą. Ar šiaip mokesčių administratorius galimai stebi tokią pat veiklą vykdančius juridinius ar fizinius asmenys ir kyla klausimų apie tai ir teisingai pateiktos pardavimo pajamos, gali tos klausimus užduoti. Jei apskaita nebus tvarkinga, tai gali sukelti papildomų mokesčių apskaičiavimą, delspinigius ir baudas. Kaip išvengti? Tvarkyk apskaitą pagal teisės aktus, pagal jų reikalavimus ir laiku. Saugok visus dokumentus mažiausiai 10 metų. Na ką, ir einam prie išvados. Pajamų deklaravimas gali atrodyti sudėtingas procesas, tačiau vengiant minėtų klaidų ir tinkamai pasiruošus galima išvengti finansinių nuostolių bei teisminių problemų. Jei nesi tikras dėl tam tikrų deklaravimo aspektų, geriausiai kreiptis į profesionalų buhalterį arba finansų konsultantą, kuris tau padės teisingai deklaruoti pajamas ir optimizuoti mokesčius. Jei jau pradėjai verslą, tikslas uždirbti pinigų, laiku sumokant mokesčius ir įmokas ir teisingai juos deklaruoja. Ir jei nuo pat pradžių viską darysi tinkamai, ilgainiui mėgausiesi gerai sustrateguoto verslo vaisiais, pinigais iš savo veiklos. Tuomet beliks paspausti šio video apačioje esančią nuorodą, atsidaryti investicinę sąskaitą ir įdarbinti savo pelną. Kur dedu savo pelną aš? Ogi finansinius įrankius, kurių pagalba jau esu susikūrusi ir tik didinu savo dirbančių pinigų krepšelį, kuriuo gali disponuoti kada panorėjusi arba kada prireiks. Pati naudojuosi ir kviečiu tave pasinaudoti pasiūlymu ir susikurti savo finansinę pagalbę nenumatytiems atvejams arba baltai dienai savarankiškai. Kokia nauda? Vertybinių popierių apsikeitimo sandorių sąskaitoje, kitaip tariant D sąskaitoje, metinis pelnas už paprasčiausią pinigų laikymą prasideda nuo 3 ir siekia beveik 5%. Pelnas išmokamas kiekvieną darbo dieną. Galimybė išsiimti tuomet, kai yra poreikis. Na ir žinoma, galimybė ne tik efektyviai taupyti, lenkiant infliaciją, bet ir investuoti per kartu atidaromą prekybos sąskaitą į tavo pasirinktas akcijas ar fondus. Tai gali visiškai pakeisti tavo įmonės ir žinoma tavo finansus į gerąją ir daug stabilesnę pusę. Visą gautą pelną pasitelkus investicinę sąskaitą reinvestuoti bus galima be jokių papildomų mokesčių, išskyrus sandorių komisinius. Ir jeigu iki 5% pelnas per mažas, yra ir ilgalaikiai taupimo planai su galimybė gauti daugiau, net iki 7,2% metinių palūkanų. Ir tai pasiekiama vos keliais mygtuko paspaudimais. Video aprašyme rasi nuorodą, registruokis ir pamatysi, kaip nesudėtinga naudotis. Nereikia didelės sumos iš karto, galima pradėti nuo nedidelių sumų. Nebejoju, jei pradėsi rūpinti savo pinigais jau dabar, susikursi puikius finansinius įrankius ir nereikės sukti galvos, kur dėti atliekamus pinigus. O kad jie nenuvertėtų, prireikus būti nepriklausomam nuo valstybės ir kitų institucijų. Savimi pasirūpinsi pats. Ačiū, kad žiūrėjai.